toks pabaigai pasilinksminimas. Dabar pas visus klausimas, kaip ten tos mūsų kalėdos, ar bus brangesnės už tai, kaip užsienyje, tai mes pasižiūrėjom. Čia yra kampelėje Reve tinklas yra iki savininkai iš tai, ką siūlo, kokias super kainas Coca-Cola, Jacobs, Red Bull ir sviestui. Tai galim pasakyti, kad tik labai naudingą gėrimą Coca-Cola mes Lietuvoje gersime pigiau. Tai Vokietijoje litras kainuos, čia 1,5 litro butelis 66 centai, pas mus yra Maxima iki siūlo po 64 centus litrą, o reiškias Lidlas siūlo 57 centai už litrą, čia pas juos butelis litras 75, Norfoje 77 centai už litrą kainą, tai yra brangesnė, bet iš esmės Coca-Cola galim dar nusipirkti pigiau. Na, ant šito geros žinios baigėsi. Kitas dalykas, Red Bullo litras, nes čia Vokietijoje 0,25 litro, tai kainuoja 3,52 €, tuo tarpu pas mus Red Bull pakuotės didesnės siūlo Maxima ir iki, tai yra 4,76 €, praktiškai 50% brangiau ir 5,48 €. Toliau Jacobs Kronung kava 3,99 € Vokietijoje. Mes turime tokią pačią kavą iki 4,59 € už 500 gramų, Maximoje kiek pigiau 4,49 €. Norfa siūlo Jacobs už 3,89 € pigiau negu Vokietijoje, bet tai čia nėra Kronungas, čia yra šiek tiek pigesnė versija, kurią Norfa berods ir yra atsivežus ne iš vietinių platintojų, o iš kažkur iš kitų šalių. Na ir sviestas gaunasi Vokietijoje 5,96 € už 1 kilogramą, kaip ir sakiau, čia yra 250 gramų pakelis, tai pas mus pasiūlymai yra 6,75 € už kilogramą, 8,45 € už kilogramą, Norfoje taip pat piemenėlis 8,45 €, sveriamas iš viso 8,99 €, kas juokingiausia, kad net tepusis riebalų mišinys Lietuvoje yra 6,95 €, tai yra brangesnis už tikrą sviestą Vokietijoje. Tai bendrai paėmus mūsų super pasiūlymų kalėdos yra brangesnės už vokiškas, kaip matome, toliau Lietuvos vartotoją, pavadinkim taip, kabutėse skriaudžia pieno gamintojai vietiniai, nes pieno produkcija sviestas šiuo atveju yra brangesnis. Na ir dar kartą galima pasakyti, kad Lietuvoje prekių ženklai su kainodara savo, tai kaip matot ir Red Bullas, ir Jacobsas, tai yra užlenkę ir bando maksimaliai uždirbti. Taigi siūlom per šventes vartoti paprastesnius, nedidžiųjų prekių ženklų produktus ir taip sutaupyti.